numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Dar praėjusią savaitę prižadėjome šioje laidoje pratęsti karšių žūklės temą. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę kalbėsime apie tai, kaip karšį prisivilioti kuo greičiau ir savaitgalinės išvykos į gamtą metu pasidžiaugti ne tik saulės voniomis, bet ir solidžiais laimikiais. Greitos ir sėkmingos žūklės receptūra nėra sudėtinga. Tai reikia šį tą žinoti apie vandens telkinio pasirinkimą ir gelmes, šį tą apie teisingą jaukinimą ir vuolia, jūsų rankoje jau spurda plačiašonis karšis. Jei iškilaujant gamtoje nusibodo lupti kojas ir raukšles, tuomet artėjantį pusvalandį kviečiame praleisti su mumis. Sugrįšime netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – Uobererija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spinningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Deja, tačiau ne kiekvienas žvejas turi galimybę žvejoti tada, kada nori. Neretam belieka savaitgalį ir žinoma atostogų metas. O žuvį kiekvienas nori sužvejoti kuo greičiau. Apie tai ir pakalbėsime šioje laidoje. Kągi bičiuliai, šį kartą mūsų rankose plūdinės meškerės, prieš akis nedidelis ežerėlis, kuriame gaudydami karšius pamėginsime jums papasakoti apie tai, kaip plačiašonį prisivilioti kaip galima greičiau ir vos kelių dienų bėgyje sugauti ne vieną kitą atsitiktinę žuvį, o meškerioti sistemingai. Kad mūsų pasakojimas atitiktų realybę, žūklę pradėjome penktadienio vakare, o namo išvažiavome sekmadienio popietę. Sėkmingai pažvejojome 2 kartus ir laiko prie vandens praleidome būtent tiek, kiek savaitgalio metu jo sau gali skirti eilinis šalies žvejas. Šiandien nekalbėsime apie techninius sistemėlės meškerykočio ar plūdės niuansus. Šį kartą daugiau dėmesio norime skirti vandens telkinio ir gylių pasirinkimui, nuo kurių tiesiogiai priklausys būsimos žūklės rezultatas. Noriu būtent pakalbėti apie mažo ežero specifiką, apie tokio ežero, kuriame galime žuvį sužvejoti, tiesiog atvažiavę pailsėti savaitgaliui. Tai reiškia, kad mums nereikės įdėti daug pastangų, nereikės važiuoti, sakykime, 2 savaitės važinėti prie ežero, vien tik jaukinti. Užtenka tiesiog atvažiuoti, sakykime, penktadienį vakare, įberti penktadienį vakare kelias saujas, sakykime, žirnių kukurūzų šutintų ir jau šeštadienį ryte jau galime pradėti beveik sėkmingai žvejoti žuvį. Nes specifika tokių ežerų mažų yra tame, kad žuviai nėra kur daug migruoti. Jie neturi daug vietos maisto paieškai, todėl įbėrus jauko, jie labai greitai sureaguoja į jauką. Ir mes žvejojame dabar tokiame mažame ežerėlyje ir tą, ką aš kalbu, būtent praėjau pats ir visą tai pasiteisino. Atvažiavome vieną dieną, įpylėme šiek tiek jauko, jau vakare pradėjome žvejoti, turėjome keletą kebimukų nedidelių karšiokų, o ryte jau prasidėjo, sakykime, visai neblogas
karšių kibimas. Žiūrovai mūsų dažnai klausia, kur sužvejoti karšį tiesiog savaitgalinės išvykos metu, išvažiavus 2-3 dienom, tai galiu patart tikrai mažą ežerėlį, kuriame yra sluoksnis to dumbliuko teisingo. Tokiame ežerėlį galima gaudyti ir dugninėmis meškerėmis nuo kranto, bet vis tik smagiausia galbūt žvejoti plūdnėmis, kaip štai mes žvejojame čia. Ežerėlį, kuriame žvejojame, irklinę valtimi išilgai galima perplaukti per 10 minučių. Nors jis ir nedidelis plotų, bet vyraujančios 5-6 metrų gelmės pilnai pakanka karšiams gaudyti. Beje, ne veltui pasirinkome valtį ir plūdinę meškerę. Valtimi lengvai galima pasiekti ežero vidurio gelmes, kur karšiai maitinasi ir dieną. Taip, nors žvejoti sąžiningai pradėjome su likrytiniais rūkais, bet net ir plieskiant vidurdienio saulei, plačiašonius toliau gaudėme sėkmingai. Na, o plūdinė meškerė mums leido padaryti tai labai tiksliai, kiekvieną kartą masalą tyliai užmetant į nedidelį jaukinimo plotą. O ko dar gali norėti žvejas pameškerioti ištrūkę savaitgaliui? Savaime aišku, kiekvienas tikisi kuo ilgesnio kibimo periodo. Reziumuojant, galima pasakyti tai, jog toliau nuo kranto jaukinamas plotas rytiniam ar naktiniam kibimui neturi jokios įtakos, tačiau dieną jis vaidina svarbią rolę. Tuo metu, kai dieną karščiai pasitraukia giliau, arčiau kranto jaukinama žūklavietė gali neatnešti jokio rezultato. Kiekvienas ežeras turi savo specifiką, kalbant apie karšių būdą, maitinimo įpročius, maitinimosi. Vienose ežeruose, sakykime, geriausiai kimba karšis naktį. Arba netgi kai kuriuose vietose, arčiau kranto kažkur geriau kimba naktį. Na, o dieną vis tik tai reikėtų karšių ieškoti toliau nuo kranto, nes karšio virškinimo traktas yra labai trumpas, vanduo kuomet šiltas, karšis labai greitai virškina maistą, jis daug jo nesuryja, labai greit virškina ir jis vis tiek maitinasi, tačiau prie krantų jau nelabai nori maitintis, vis tik traukiasi toliau nuo kranto ir norint sėkmingai dieną žvejoti, tiesiog leisti gerai laiką, tokia turėti poilsinę žūklę, tai vis tik vidury baltos dienos jų reikia ieškoti toliau nuo kranto, kažkur tai, kur juos išduoda karščius, kažkokie tai maitinamosi burbulai, visa kita, kuomet oras ramus, galima surasti tokias vietas labai nesunkiai. Štai ir mes šiuo atveju žvejojame gana toli nuo kranto, ne pačiame ežero viduryje ir štai 12 valanda dienos kibimai dar yra, vis tik pagrindiniai kibimai yra iki 12 valandos, iki 1 daugiausiai, po to galime ramiai eiti maudytis, ta prasme ilsėtis, kažkur tai kažką veikti kitą poilsiavietėje ir vėl karščio ieškoti vėliau vakare, prieš temstant ir žinoma ryte jau prašvitus iki pat pietų. Mūsų pasirinkta taktika suveikė tikrai gerai. Nors ir ne patys didžiausi karšiai guldė plūdės ant vandens ir tai labai džiugino širdį. Mat šiame ežerėlyje žvejojame pirmą kartą ir viskas, ką žinojome, jog karšių čia yra. O toliau beliko pasikliauti savo žiniomis. Žinoma, sužvejoti trofėjinį karšį, tai galbūt didesnė tikimybė yra dideliame ežere, kur labai gera mitybinė bazė karšiams, kur jie turi tikrai daug maisto, bet ten, kaip ir sakiau, ta migracija kartais pakiša žvejui koją. O štai tokiame ežerėlyje vis tik tą trofėjinį laimikį sužvejoti yra sunkoka, nes jų čia nėra labai daug, nes pati banda žuvies yra nedidelė mitybinė bazė skurdoka, tačiau būtent dėl tos priežasties galime tik pajaukinę sugebėti iš karto prisikviesti tų karšių į žūklavietę daug ir juos sėkmingai žvejoti jau pajaukinę 1 dieną ar 2 dienas. Tačiau pagrindinė masė čia yra tokių nuo pusės kilogramo iki 1,5 kilogramo tokie ir juos smagu gaudyti. O jeigu, sakykime, dideliame ežere rastume didelių karšių bandą, ten jau yra ir sveriančių ir po 2,5 kilogramų, ir po 3 kilogramus, po 3,5, tokių bandai yra, tokių yra, didelė masė tokios žuvies didelės. Ir štai todėl ten tą žuvį didesnę sužvejoti trofėjinę lengviau, negu tokiame mažame ežerėlyje, kur tų trofėjinių tikrai nėra labai daug. Beje, jei pulsite ieškoti panašaus tipo nedidelio ežero, kuriame dar žvejoti neteko, rekomenduojame šiek tiek laiko skirti vandens tyrinėjimams. Būtų idealu, jei pavyktų rasti batimetrinį planą, o jei tokio nėra, kelios valandos irstimosi valtimi su echolotu turėtų labai padėti.
Kitas svarbus niuansas yra masalai. Kaip žinia, viename ežere karšiai pripažįsta tik sliekų kuokštą, kitame tik musės lervas, o trečiame kokį nors sumuštinį X. Jei žūklei nepažįstamam ežere atsivešite tik vieną masalą, galite likti su nosimi, nors karšiai gal ir buvo jūsų žūklavietėje, gal jie ir būtų kibę, tik štai pasiūlyti neturėjote ką. Tai štai taip visai kol kas neblogai sekasi mūsų karšių žūklė plūdinėmis meškerėmis, tačiau ji tikrai dar nesibaigė, į ją dar sugrįšime, o dabar persikelkime prie Sirijo ežero, kur didelė narų komanda ėmėsi labai įdomios užduoties. Su povandeninės medžioklės klubu Nerem mūsų laidos komanda pažįstama jau senokai. Tik šį kartą klubo medžiotojai apsiginklavo ne šautuvais, o sieteliais vėžiams rinkti. Mat Sirijo ežere, kuris nuo seno garsėjo aborigeninių siauražnyplių ir plačiažnyplių vėžių populiacija, priviso invazinių rainuotojų ir žymėtų vėžių, kurie, vadinkime, tuos geruosius lietuviškus vėžius baigė išstumti iš ežero. Panaši situacija vyrauja ne tik šiame ežere, bet ir kitose šalies vandens telkiniuose. Ten, kur atsiranda svetimšaliai, jie greitai perima plotus į savo žnyples. Tam, kad nors keliuose, kelių šimtų metrų pakrantės ruožuose daugiau vietos liktų vietiniams vėžiams gyventi ir veistis, 10 narų komanda 3 valandas sąžiningai šukavo dugną, rinkdama invazinius vėžius. O jų čia daugybė. Narai sukosi lyg braškių lysvėje, čiupdami iškart po kelis vėžius vienu metu. Žiūrovams norime priminti, jog invazinių rūšių vėžius galima gaudyti visą sezoną be jokių sugavimo kiekių ar gaudymo būdo apribojimų. O tai byloja, jog mėgėjiško žūklės įstatymas pats skatina šių vėžių naikinimą, nes esamuoju metu spartus žymėtųjų ir rainuotų vėžių plitimas jau prilyginamas ekologiniai problemai. Juolab, jog jie yra ir ligų nešiotojai, kurioms vietinės rūšys nėra atsparios. Čia valtį jau mes plūduriuojame apie valandą laiko, o tuo metu narai nardo ieško vėžių, randa ir mūsų tų vadinamųjų vietinių vėžių, lietuviškais mes juos pavadinkime, ir žinoma yra daug invazinių vėžių. Bet pastebėjimai pirmieji tokie yra, kad labai daug yra vėžių negyvų, tiek vietinių, tiek invazinių dugne. Kažkodėl tai jie žūsta, matomai vis tik tas maras, tos ligos atneštos tų invazinių vėžių veikia juos, jų daug yra negyvų, tačiau yra ir daug gyvų. Ir beje dar toks pastebėjimas, kad būtent ir invaziniai, ir vietiniai vėžiai labai dažnai būna vienoje vietoje, po vienu akmeniu, viename urvelyje, bet įdomiausia tai ir liūdina tai labiausiai, kad daug invazinių vėžių, tų rainųjų vėžių yra su ikrais ir tų ikrų labai daug, o štai tie vietiniai vėžiai dažniausiai be ikrų arba ikrų labai mažai. Tai galėtų reikšti tik vieną, kad anksčiau ir vėliau tie invaziniai vėžiai gali įstumti vietinius vėžius iš jų maitinimosi vietų, nes vis tik mitybinė bazė, maitinimasis plotai yra tie patys ir kuo daugiau tų invazinių, tuo žinoma konkurencija bus didesnė jiems ir tų mūsų vietinių vėžių gali visai nebelikti. Tai ne pirmas pavyzdys, šiame ežere prieš 4-5 metus visai nebuvo tų invazinių vėžių, buvo tik vietinės rūšys, nu dabar pilna ir jie kovoja tarpusavyje dėl išlikimo. Tiesioginės tos kovos nėra tokios, kad vienas su kitu kovotų, bet vis tik tai gamta atrenka tuos, kurie turi didesnę išlikimo galimybę, didesnius šansus, o didesnius šansus turi invaziniai vėžiai, nes jų yra tiesiog daug daugiau. O tai, kad invazinių vėžių yra daug, bylojo ir narų rezultatai. Jų krepšeliai pilnėjo labai greitai ir jau po kelių valandų net judėti po vandeniu buvo keblu. Ar mes darome beviltišką darbą? Pasakyti sunku. Suprantame puikiai, jog net tų ruožų, kuriuose dirbame, pilnai neišrinkome ir šiandienė mūsų veikla kažkam gali asocijuotis su Sizifo darbu. Tačiau nedaryti nieko yra lengviausia ir tikimės, jog bent tie keli šimtai švaresnių metrų leis lengviau kvėpuoti nykstančioms vietiniams rūšims. Grįžęs į krantą pasakojo klubo Nerem prezidentas Dainius.
kodėl visą tai darom, tai iš tikrųjų per keletą metų padėtis truputėlį pasikeitusi dėl vėžių. Seniau iš tikrųjų invazinių vėžių šitame ežere buvo arba labai nedaug, arba visai nebuvo. Aš pats nardau keletą metų čia, tai tikrai būdavo vien gerieji, lietuviškai, siauražnypliai, plačiažnypliai vėžiai. Ir per paskutinius metus invazinių vėžių populiacija stipriai pagausėjo. Ir sugalvojom su kolektyvu padaryti tokią akciją, parinkti invazinius vėžius. Nepasakyčiau, kad tai beviltiškas reikalas, čia laisvalakis suderintas su ir tokia aplinkosauginė akcija. Tai kartu mes su kolektyvu ir leidžiam laiką, bet kartu ir darom ežerui gerą. Taip, mes visų vėžių tikrai neišrinksim, nes šiandieną, ką parodė šios dienos rezultatai, kad iš tikrųjų jų čia yra daug ir per porą valandų mes pririnkom didelius kibirus, 2 didelius kibirus pilnus invazinių vėžių, bet bent jau dalis ten, kur mes prarinkom, tikimėms, kad kurį laikotarpį ten jau bus mažiau. Šiandien, pavyzdžiui, rinkom vėžius, tai iš 10 turbūt vėžių pamatytų, tai 7 buvo invaziniai, grubiai taip tariant, ir 3 gerieji lietuviški vėžiai. Tai tiesiog... Okupuoja jie. Jo. Situacija tokia, kad 1 kvadratiniam metre puikiai matosi, kad jie sutarė tiek invaziniai, tiek lietuviški vėžiai, nes pakėlus akmenį gali rasti po akmenu ir gerąjį vėžį, ir invazinį vėžį. Tai sunku pasakyti iš tikrųjų, bet kad jų populiacija gausėja žymiai stipriau negu lietuviškų vėžių, tai tikrai taip. Žiūrovams norime priminti, jog vietinius siauražnyplius ir plačiažnyplius vėžius gaudyti rankomis yra draudžiama, o jų žūklės draudimas pasibaigs tik Liepos 15 dieną. Bet kokiu atveju, net ir draudimui pasibaigus, saviškius raginame palikti ramybėje. Rinkdami invazinės rūšis, vertingiems žnypliuočiams padėsime kovoti dėl išlikimo. Juolab, jog skoninės svetimšalių savybės beveik nieko nesiskiria nuo vietinių ir prisirinkti jų galima lik soties. Kągi, tokia štai įdomi akcija įvyko prie Seirijo ežero, o mes grįžtame į miške snaudžiantį ežerėlį, kuriame kelias dienas sėkmingai gaudėme karšius ir pasakojame jums, kaip per savaitgalio išvyką plačiašonius prisišaukti kuo greičiau ir puikiai leisti laiką su meškere rankoje. Nors karšius nedideliam vandens telkiny prisivilioti nesudėtinga, iš vakaro pajaukinus keliais kilogramais žirnių ir kukurūzų, tačiau žūklės plūdinę meškerę metu negalima užmiršti ir kvapnaus jauko, kurio paruošimas ženkliai skiriasi nuo to, kokį ruošiame dugniniai. Šiuo atveju pasiruošta minimaliai. Vienai žūklei užmaišyti 2 kilogramai. Kitą kartą prie vilo prireikia daug daugiau. Mat jaukinimas vyksta rutuliais ir išeiga gaunasi nemaža. Kažkokių tai jauką stambinančių priedų čia tikrai nereikia, nes žuvis turi rasti kažką tai skanaus, kažką tai kvapnaus, bet nepasisotinti. Būtent viso tuo nepasisotins. Jeigu įbersime čia kažkokių tai kukurūzų, žirnių, kažkokių granulių ar kažko tai tikrai, tai gali tikrai nepagerinti situacijos, bet pabloginti gali. Bet visuomet verta jau dabar, kai vanduo jau gerokai įšilęs, verta į jauką įberti aromatinių priedų. Reikėtų priedų nepridėti labai daug, nes stipriai pagardintas, pasaldintas jaukas, papildytas kažkokiais tai aromatais per daug, gali neprivilioti žuvį, o tiesiog, išvyti ją iš žuklavietės. Taip kartais atsitinka ir todėl per daug pridėti nereikia. Bet, kuomet vanduo šiltas, žuvys maitinasi aktyviau, sklinda aromatai aktyviau, žuvį vilioja iš labai toli, tas būtent aromatinis priedas. Beje, mano karšinis jaukas niekuomet neapsieina be melasos. Melasa prideda labai daug saldumo jauko, o kaip žinia, karšis yra saldumą mėgstanti žuvis ir tikrai niekuomet saldumu nesugadinsite jokio karšinio jauko. Melasą būtina atskiesti vandeniu, kad ji tolygiau pasiskirstytų jauko masėje. Vėlgi, ne vieną kartą jau kalbėjome apie tai, koks yra teisingai paruošto jauko testas. Tai yra, darome mandarino dydžio rutulį, suspaudžiame jį ir metame iš metro aukščio į žemę. Jeigu rutulys nesuskilo, jis nesuskils nukritęs, atsitrenkęs į vandens paviršių. O nuskendęs gilin, jisai paprastai suirs gražiai, suirs. Jis nėra
nėra kažkokia košė, nėra kažkokia konsistencija, jis tiesiog ten vandenyje brinkdamas ir tuo, žinoma, vilios mums žuvį. Vis tik esminis dalykas jauko yra tas, kad jauko plūdiniai meškeriai, kad žuvis atplaukus į žuklavietę turėtų nerasti ten jokio maisto, jinai turėtų rasti kvapą, turėtų rasti skonį kažkokį, tai turėtų rasti viską, jinai turėtų ieškoti ten ir rasti mūsų masalą pateiktą jai, nes tik tuomet žvejyba bus pati efektyviausia, kuomet žuvis visų pirma puls prie jūsų masalo ir, žinoma, užkips ant jūsų kabliuko. Va čia yra būtent plūdinės žuklės esmė. Kada mesti jauko rutulius į vandenį, bus aišku žuklės metu. Nuolatinis jauko pilimas vargu ar padės, jei žuvis visiškai neaktyvi. Tačiau jei kibimas yra, tuomet keičiasi ir taisyklės. Jaukinimo, sakykime, taktika, žvejojant plūdinę meškerę karšius, yra maždaug tokia. Atplaukime į žuklavietę, užsiinkaruojame ir pirmas darbas, kurį atliekame, tai įmetame į vandenį tokio nedidelio apelsino dydžio, galbūt didelio mandarino dydžio keletą rutulių, 5-6 rutulius įmetame į vandenį ten, kur žvejosime. Ir po to jau galime ruoštis meškerės viską, nes praeis, manyčiau, apie pusvalandis, kai žuvis sureaguos, karšiai sureaguos ir jau atplaukę į žuklavietę pradės kibti. Na, o po to žuklės metu algoritmas yra maždaug toks, kad ištrauki žuvį ir užmeti vieną jauko rutulį. Jeigu nekimba kažkiek tai laiko, pusvalandį neturime kibimų, matosi, kad nėra žuvies aktyvumo, iškia dar imame 2-3 rutulius jauko, įmetame į vandenį, visą laiką tas suaktyvina žuvį, nes žuvis girdi ir jaučia, kad kažkas ten vyksta, tuo labiau, kad rutulys įkritęs į vandenį, jis pradeda, kaip žvejai sako, virti, garuoti, pradeda judėti, kažkoks judesys ir tai traukia žuvies dėmesį, karšis atplaukia, net jeigu jis ir nelabai nori maitintis, tačiau vis tik tai pamatęs kažkokį tai veiksmą dugne, priplaukia, susidomi, o ten randa jau pateiktą mūsų masalą karšiui. Ir tokiu būdu galime netgi ir net nelabai, jeigu aktyvi žuvis, ją prisišaukti ir vieną kitą sužvejoti. Na štai, tokia ne visai tradicinė šįsyk buvo mūsų laida apie karšių žūklę. Savaitgalį prie vandens praleidome puikiai ir kelių dienų bėgyje sugebėjome prisivilioti bei sugauti gražią žuvį, pasitelkę viso labo 4 kg grūdų stambiam pajaukinimui ir tiek pat sauso jauko viso savaitgalio žūklėms. Kaip matote, sužvejoti karšį kelių dienų bėgyje net nežinomame ežerėlyje nėra labai sudėtinga. Tikimės, kad mūsų patarimai jums padės tai padaryti. Na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus.
Nors šią savaitę įvairiausių laimikių nuotraukų gavome tradiciškai daug, tačiau dėja reta žuvis buvo verta trofėjinio laimikio titulo. Kol Dovydas Vaitkus mums neatsiuntė štai šio vaizdo įrašo iš Norvegijos, kuriame įamžinta lietuvių meškeriotojų komanda per 1,5 valandos iš 40 metrų gelmės sugebėjusi išlupti efektingą 178 kg svėrusį otą. Net ir Norvegijoje toks laimikis yra ypatingas, todėl sveikiname visą komandą, kuriai kažkaip teks pasidalinti mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.